Mackenzie Sherrill grėsė įkalinimas iki gyvos galvos už savo vaikino ir jo draugo nužudymą. Dabar pirmą kartą pasirodžiusi prieš kamerą Netflix dokumentinėme filme Avarija, jos advokatai maldauja Ohajo aukščiausiąjį teismą suteikti jai naują galimybę. Aš supažindinsiu jūs su jų argumentais ir aptarsiu, ar naujasis dokumentinis filmas, apie kurį visi kalba, gali turėti įtakos visai šiai situacijai. Aš esu Anžaneta Levi ir tai yra Law and Crime. Mackenzie Sherrill imasi desperatiško paskutinės vilties žingsnio. Nuteista dviguba žudikė prašo Ohajo aukščiausiojo teismo išnagrinėti jos apeliaciją. Tai vyko po to, kai žemesnės instancijos teismas nusprendė, kad jos advokatas pražiopsojo apeliaciją. Ją pateikė viena diena per vėlai. Ir su visa šia Netflix dokumentikos avarija sukelta šurmuliu Mackenzie gali manyti, kad turi šansą. Aš nesu tokia tikra. Netrukus gilinsiuosi į teisinę šios situacijos pusę, bet pirmiausia pažiūrėkime, kaip mes iki šio taško priėjome. Tai buvo 2022 metų Liepos 30-oji. Mackenzie ir jos vaikinas Dominikas Rusas nuėjo į išleistuvių vakarėlį, o vėliau pas draugą nakvoti. Dominiko draugas, Davianas Flanaganas, taip pat buvo ten. Tris išvyko Mackenzie Toyota Camry automobiliu, o Mackenzie sėdėjo prie vairo. Jie važiavo keliu. Buvo maždaug 5:30 ryto. O tada nutiko štai kas. Radijas. Automobilis perskylęs į dvi dalis. Radijau, viduje yra keleivis. Atsiųskite mums ekipažą dabar. Turime išdaužti langą. Atsiųskite mums daugiau pajėgų. Ar dar yra daugiau pajėgų, kurios galėtų šaudyti dabar mitą? Palauk, jis miršta. Ei. Nori. What are we doing? Harry on Swan up. 60 kairėje pusėje prie 3 prie Alameda. Yeah. Tai taip pat nėra šviežia avarija. Ji čia jau kurį laiką. Radijau, čia yra bent 2 žmonės. Niekas nejuda. Dieve mano! Dieve mano! Priskat vaikinai! Radijau, 3 keleiviai! Niekas nėra sąmoningas. Niekas nekvėpuoja. Ei! Siuntinys. Išmušta langą. No jokis. Dieve mano, bičiuliai. Deivai, beibė, ką jie tau pasakė? Nieko. Gerai. Ji buvo štai čia viduje. Taip, šitas arba. Okay. Ne. Nori atsisėsti. Dieve mano. Progress in Alameda. Automobilis įvažiavo į pastatą. 2 žmonės automobilyje žuvo. Dollar vairavo. Kas mirė? Nežinau, kas tai yra. Yra vienas, kurio nežinome. Jo vardas Jacobas. Ar kas nors pažįsta Jacobą? Do? Ne, sustok! Ką jūs? Guys, aš žinau, su kuo mes čia susidurėme. Jūsų dukra yra gerai. Jinai kalbasi su mumis. Gerai, man reikia dar kartą su jumis pasikalbėti. Tiesiog noriu jums pasakyti, kokia yra mūsų kaip policijos departamento pozicija. Gerai. Kokia šiandien padėtis? Gerai. Visiškas atvirumas. Automobilyje yra narkotikų. Ji turėjo maišelį su grybais ir svarstyklės. Visiškas atvirumas, vaikinai. Atsiprašau, pasakysiu tiesiai šviesiai. Automobilyje yra narkotikų. Tai netvarka. Gerai. Mes čia nedarysime nieko su kraujo paėmimu ar panašiai, bet greičiausiai to bus pareikalauta per teismą, kad jūs žinotumėte. Jie jai įteiks šaukimą dėl kraujo mėginio paėmimo. Gerai. Kadangi jį be sąmonės, tikrai taip ir padarysiu, jei galėtumėte pasikalbėti. Jei ji atsibus, mums reikia to keleivio vardo. Gerai, palauk. Tu nežinai? Mes nežinome.
Viskas, ką žinome, yra tai, kad jo vardas Jacobas. Ne. Taip, 4. Automobilyje jį vairavo. Vienas galinėje sėdynėje, Jacobas buvo priekyje, Davijonas gale. Jūs esate tėvas, tai reiškia, kad turite teisę žinoti. Tai rimta. Ir mes buvome, aš ir jis, pirmieji atvykę į įvykio vietą ir tai atradome. Ji buvo sąmoninga, bet nebudri. Taigi, ji buvo. Ji vis prarasdavo ir atgaudavo sąmonę. Ji buvo visiškai ištraukta iš transporto priemonės. Žinau, kad ji turi rimtą kojos sužalojimą. Kaip ir sakiau, ji kalbėjo. Ji kalbėjo ir ji buvo prisisegusi saugos diržą. Taip, turėjome jį nukirpti, kad ją ištrauktume. Taip, ji tikriausiai išgelbėjo tau gyvybę, Dieve mano. Ji. Ji užsisegusi saugos diržą. Nemanau, kad kiti yra užsisegę. O Dieve. Tai buvo progres Alamedoje. Kaip sakiau, jie trenkėsi į pastatą labai dideliu greičiu. Ji turėjo tai su savimi. Ji neatsitrenkė į kitą transporto priemonę. Savo jėgomis, ar ant žmogaus, ar tiesiog su savimi, kai kažkas kitas bus šalia, tai bus nesąmonė. Ką tai reiškia? Jie buvo imti. Tai mažiausia tavo problema šiuo metu, taip. Na, aš tiesiog bandau surinkti informaciją. Aš esu informacijos rinkėja. Rinkėjas, aš tiesiog dalinuosi tuo, ką žinau. Gerai. Tai buvo ta akimirka, kai Mackenzie Shirilla automobilis trenkėsi į plytinę sieną beveik 100 mylių per valandą greičiu. Du jauni vyrai žuvo. Shirilla išgyveno. Prokurorai teigia, kad jį tyčia įvažiavo į tą sieną, nužudydama Dominiką Rusą ir jų draugą Davijaną Flanaganą. Shirilla pasirinko teismo procesą be prisiekusiųjų. Nebuvo prisiekusiųjų. Ir teisėjas, nagrinėjęs jos bylą, pripažino ją kalta dėl 2 žmogžudystės atvejų ir paskyrė bausmę. Yra labai didelė tikimybė, Mackenzie, kad likusį gyvenimą praleisi kalėjime. Tai nebus mano sprendimas. Tai priklausys nuo lygtinio paleidimo komisijos. Ir didžiąja dalimi tai priklausys nuo tavęs. Aš suprantu, kad šioje salėje jaučiamas skausmas verčia mane skirti griežčiausią bausmę. Bet nemanau, kad tai būtų tinkama bausmė, nes tikiu, kad Mackenzie neišeis po 15 metų. Taigi ji nuteisiama pagal antrąjį kaltinimą dėl Davijono Flanagano nužudymo nuo 15 metų iki gyvos galvos. Ji nuteisiama pagal pirmąjį kaltinimą dėl Dominiko Ruso nužudymo nuo 15 metų iki gyvos galvos. Bausmės atliekamos kartu, įskaitant jau atliktą laiką. Tačiau dabar Shirilla ginasi. Jos teisininkų komanda perdavė jos bylą Ohajo aukščiausiajam teismui, argumentuodama tokia smulkia techninė detalė, kad viskas priklauso nuo vienos dienos ir keliamųjų metų. Šis skundas pateko į antraštes vos po kelių savaičių po to, kai Netflix išleido The Crash, jos pirmąjį interviu prieš kamerą nuo tada, kai visa tai įvyko. Tai kuo dokumentinis filmas susijęs su apeliaciniu skundu ir ar jis iš tikrųjų galėtų pakenkti jos bylai? Shirilla visada tvirtino, kad tai buvo nelaimingas atsitikimas, kad ji prarado sąmonę, o jos šeima nurodė medicininę būklę vadinamą POTS, tačiau jos advokatas niekada neiškvietė medicinos eksperto apie tai liudyti. Taigi šis teiginys niekada nebuvo pagristas teisme. Dabar grįžkime prie šio naujo apeliacinio skundo. Shirillos advokatai pateikė šį apeliacinį skundą Ohajo aukščiausiajam teismui balandžio 27 dieną. Jie iš esmės prašo teismo išnagrinėti šią bylą, tačiau teismas dar neapsisprendė, ar tai padarys. Visa tai susiveda į kalendorių. Štai kodėl. Pagal Ohajo įstatymus, nuteistasis turi 365 dienas nuo teismo stenogramos pateikimo dienos, kad apskųstų savo nuosprendį. Shirillės teismo stenograma buvo pateiktas 2023 m. spalio 24 d. Jos advokatai pateikė prašymą dėl nuosprendžio peržiūros 2024 m. spalio 24 d. Tai yra 366 dienos vėliau, viena diena po termino pabaigos. Kaip taip nutiko? Jos advokatai sako, kad praleido terminą, nes neatsižvelgia į tai, kad 2024 yra keliamieji metai. Vasario 29 ta papildoma diena, pasak jų, sujaukė jų skaičiavimus. Bet štai kas, apeliacinis teismas tuo nepatikėjo.
Teisėja parašė, kad Ohajo įstatymas yra aiškus. Turite 365 dienas, o ne 1 metų sukaktį. Keliamieji metai to nekeičia. Dabar šioje apeliacijoje atsiranda dar vienas aspektas. Jos teisininkų komanda taip pat teigia, kad jos advokatas nesiaiškino tos medicininės būklės, POTS, kuri gali sukelti sąmonės netekimą. Jie sako, kad jei jis būtų tai padaręs, ji galbūt būtų buvusi išteisinta. Yra medicininių įrodymų, kad Mackenzie Shirilla turėjo jau anksčiau buvusią sveikatos sutrikimą, kuri galėjo sukelti jo sąmonės netekimą vairuojant. Dabar Shirilla kreipėsi su savo byla į Ohajo aukščiausiąjį teismą. Jos advokatai teigia, kad jei terminas būtų pradėtas skaičiuoti vėliau, remiantis kitų protokolu, jos prašymas būtų buvęs pateiktas anksčiau, o ne pavėluotai. Štai kodėl tai svarbu. Shirillos byla prasidėjo nepilnamečių teisme. Ten teisėjas surengė posėdį, kad nuspręstų, ar jos bylą perduoti suaugusiųjų teismui. Jos advokatai teigia, kad teisėjas neturėjo perduoti jos bylos ir tai tapo pirmuoju klausimu jų tiesioginėme apeliacinėme skunde. Tačiau to nepilnamečių teismo posėdžio protokolas buvo pateiktas tik 2023 m. gruodžio 15 d., beveik po 2 mėnesių nuo bylos nagrinėjimo protokolo pateikimo. Shirillos advokatai teigia, kad 365 dienų terminas turėjo prasidėti gruodžio 15 d., o ne spalio 24, ir jie remiasi įrašu, kuris tai patvirtina. Gynyba nekartą rėmėsi nepilnamečių teismo protokolu. Prokuratūros apeliacinis atsakymas taip pat rėmėsi nepilnamečių teismo protokolu, o vėlesnėme sprendime ir pirminėje apeliacijoje buvo aptariami įrodymai pateikti perduodant bylą suaugusiųjų teismui, nurodant, kad abi pusės jais naudojosi. Taigi jos advokatai teigia, kad tai turėtų būti laikoma atskaitos tašku. Apeliacinis teismas pasakė ne. Įstatymas nurodo bylos nagrinėjimo protokolą, o ne kiekvieno posėdžio protokolą. Dabar Shirillos advokatai nori, kad Ohajo aukščiausiasis teismas išspręstų ginčą. Jie turi ir dar vieną argumentą. Net jei ji praleido terminą, jie sako, kad teismas vis tiek turėtų nagrinėti jos bylą, nes pasekmės itin rimtos. Apeliacija tai formuluoja taip. Kai peticija pateikė rimtą pagrindą manyti, kad atsakovas būtų išteisintas, nagrinėjant bylą iš naujo, gali būti taikoma išimtis dėl praleisto termino, pateisinanti pavėluotą pateikimą. Kas mus atveda prie Netflix dokumentinio filmo. Filme The Crash Shirilla pirmą kartą kalba prieš kamerą ir bando paaiškinti, kas nutiko tą naktį. Jis sako, atsimenu, kai pasukau į gatvę, o tada kitą dieną pabudau ligoninėje ir visas mano gyvenimas buvo sudaužytas. Paklausta apie savo santykius su Dominyku, jis sako, tikriausiai dabar jau būtume susituokę. Santykiai buvo audringi, bet geri. Mes buvome įsimylėję. Tačiau štai akimirka, apie kurią visi kalba dokumentinio filmo pabaigoje. Filmo kūrėjai atskleidžia, kad jos advokatas visą laiką buvo kambaryje. Ir matote, kaip pasikeičia jos elgesys. Ji pasitikrina su juo, paklausia, kokį įspūdį ji daro. Tada jie atsisuka į kamerą ir sako, man labai svarbu, kad nebūtų ketinimo. Ten visiškai nebuvo jokio ketinimo. Taigi štai klausimas, ar dokumentinis filmas yra teisinės strategijos dalis? Ar tai padeda jos bylai aukščiausiajame teisme, ar iš tikrųjų gali jai pakenkti? Taigi, norėčiau pakviesti Dianą Manaškę aptarti viso to. Ji yra gynybos advokatė baudžiamosiose bylose Ohajuje. Ji atstovavo daugybei žinomų klientų. Diana, žinau, kad sekate šią bylą. Ką manote apie tai, kad Mackenzie Shirilla kreipėsi į Ohajo aukščiausiąjį teismą ir prašo, prašau, priimkite mano apeliaciją, išnagrinėkite mano apeliaciją? Taip, manau, kad paskutinė pastanga balandį, žinote, jų po nuosprendžio pateiktas prašymas buvo atmestas, nes jie praleido terminą ir dabar jie tarsi prašo teismo padaryti jiems išimtį. Ir manau, kad jie beveik neturi jokių galimybių sulaukti palankaus sprendimo šiuo klausimu. Turiu omenyje, jie tiesiog praleido terminą, viskas taip paprasta. Jie pavėlavo 1 dieną, kas man atrodo visiškai absurdiška. Tiesiog negaliu to patikėti. Negaliu patikėti, kad žinai, jog artėja tavo terminas. Tu net nepateiki prašymo pratęsti terminą ir pateiki dokumentus 1 dieną per vėlai. Čia tiesiog paaugliškas lygis. Tai mane taip šokiruoja, nes žinai, kad tavo klientui sunku ir jam reikia tavo pagalbos. O tada sugalvoji kažką tokio kaip keliamieji metai ir visa ši kvailystė. Ir man atrodo, iš to, ką sako prokuroras, kad įstatymas yra gana aiškus. Turi 365 dienas, turi metus.
Ar galėtų būti aiškiau? Ir manau, kad kitas dalykas, dėl kurio viskas atrodo netvarkinga ir paskutinės minutės reikalas, yra tai, kad kai kurie prie aprašymo dėl peržiūros po nuosprendžio pridėti priesaiką patvirtinti pareiškimai buvo notariškai patvirtinti tą pačią dieną, kai buvo pateiktas prašymas. Taigi akivaizdu, kad čia buvo laukiama iki paskutinės minutės, paskutinės valandos. Ir kaip jūs sakėte, apeliaciniai advokatai, jų pagrindinis darbas yra sekti terminus. Tai yra apeliacinio advokato darbas. Žinoti, kada reikia pateikti dokumentus. Ir jei negalite suspėti iki pateikimo termino, turite pateikti prašymus dėl termino pratęsimo ir vis tiek turite suspėti. Nes terminai yra būtent tokie. Jie yra galutiniai terminai. Taip. Teisingai. Tačiau teismai dažnai būna lankstus. Taigi, esu mačiusi ne kartą įvairiose bylose, kai advokatas kreipiasi į apeliacinį teismą ir prašo 30 ar 60 dienų termino pratęsimo. Ir jie visada suteikia tokius prašymus. Gana retai pasitaiko, kad jie nesuteiktų termino pratęsimo. Na, bet manau svarbiausia čia yra kreiptis iš anksto, kol terminas dar nesibaigia. Tiesa, ir nemanau, kad tai, sutinku su jumis, manau, kad tai galioja apeliaciniams teismams, manau, kad tai galioja ir pirmosios instancijos teismams. Žinote, ypač tokiose situacijose, kai kreipiatės į priešingos pusės advokatą ir sakote, ar neprieštarautumėte dėl termino pratęsimo. Ir jei gaus papildomas 14 dienų, mielai sutiksiu, kad ir valstybei būtų suteikta papildomai 14 dienų. Ir tada kreipiatės į teismą, visiškai sutinku. Tačiau svarbiausia yra tai, kad turite tai daryti iš anksto, o ne tada, kai terminas jau pasibaigęs. Kitas dalykas, kuris mane taip stebina, yra tai, kad, manau, Mackenzie Shirilla Dėl savo noro būti TikTok kūrėja, dėl savo noro būti influencerė, visa tai... Aš tikrai manau, kad ji galvoja, jog dalyvavimas šiame Netflix dokumentinėme filme jai padės. Ir esu tikra, kad jos advokatas manė, padarysime tai, tu gali tai padaryti. Ir tada aš apskūsiu Ohajo aukščiausiajam teismui. O Ohajo aukščiausiasis teismas turi iš tikrųjų pasakyti, taip, mes nagrinėsime šią bylą. Manau, su dabartinė teismo sudėtimi jie pasakys, taip, kreipkitės kitur, mums tai neįdomu. Bet manau, jie galvojo, kad tai bus naudinga. Ir nemanau, kad tai yra naudinga, nes nemanau, kad ji visai nesudaro gero įspūdžio. Žinai, reikia manyti, kad jie galvojo, jog tai bus naudinga, nes aiškiai matome dokumentinio filmo pabaigoje, kad ji yra kambaryje su savo gynėja, kai ji duoda, interviu, bet sunku įsivaizduoti, kaip jie galėtų manyti, kad tai naudinga. Ypač todėl, kad galime manyti, jog jie praleido daug laiko su ją, žinai, akis į akį anksčiau. Ji nepalieka gero įspūdžio, turiuomenyje, ji tiesiog nepalieka gero įspūdžio. Ir jei turėtume manyti, kad tai pasirodė po pasiruošimo, žinai, tai irgi kelia nerimą. Bet visiškai sutinku. Sunku suprasti, kokia čia strategija. Bet kuris advokatas, praleidžiantis laiką su savo kliente, žino, kaip ji pasirodys. Ir sunku įsivaizduoti, kad jos advokatai manė, jog ji sudarys gerą įspūdį. Teisėja Russo iš esmės jai pasakė per nuosprendžio paskelbimą. Labiausiai tikėtina, kad likusi gyvenimą praleisi kalėjime. Na, ji jai tai pasakė, nes ji galės būti svarstoma paleidimui lygtinai tik 2037 metais. Tai bus pirmas kartas, kai ji susitiks su lygtinio paleidimo komisija. Jie jos neišleis, čia Ohajas. Jie jos neišleis po pirmo karto. Tai būtų labai mažai tikėtina. Ir jei ji būtų paleista per antrą svarstymą, ji turėtų parodyti neįtikėtiną pažangą, kurią pasiekė. Ir aš daug dirbu su lygtinio paleidimo bylomis, žinote, aukšto lygio žmogžudysčių bylose čia Ohajoje. Ir turiu jums pasakyti, kad dar vienas būdas, kaip dokumentinis filmas jai pakenkė, yra tas, kad lygtinio paleidimo komisija ne tik sužinos apie šį filmą, bet svarbiausia, apie jos gailesčio stoką. Ir čia Ohajoje, kai lygtinio paleidimo komisija svarsto paleidimą, kuris bus pirmą kartą po to, kai jie atliks visus, 15 metų jie neapsiriboja tik jos elgesio įkalinimo įstaigoje istoriją. Ar ji turi drausminių pažeidimų? Ar ji turi paskirimų įstaigoje, bet iš tikrųjų Ohajo lygtinio paleidimo komisija labiausiai žiūri į atgailą ir atsakomybės prisiėmimą. Nors jį tikrai turi teisę į teisingą teismą ir teisę į teismo procesą, galiu pasakyti iš savo patirties, kad tie, kurie prisipažįsta kaltais ir neina į teismą, lygtinio paleidimo komisija visada palankiau žiūri į jų paleidimą, nes jie prisiėmė atsakomybę. Tačiau čia mes turime ne tik žmogų, kuris ėjo į teismą, bet ir tą, kuri buvo nuteista ir vis dar tvirtina, kad yra nekalta.
Ir net jei tai tiesa, galiu pasakyti, kad lygtinio paleidimo komisija panaudos jos gailesčio stoką ir atsakomybės neprisijėmimą šiame dokumentinėme filme prieš ją. Kitas dalykas, kurį pastebėjau, kai prokuroras Metas Aumelis iš Kajahogos apygardos parašė, kad aukščiausiasis teismas neturėtų imti šios bylos, jie turėtų ją tiesiog ignoruoti. Jis sakė, kad daugelis argumentų, kuriuos jos gynėja pateikė savo rašte, buvo federaliniai argumentai dėl habeas corpus, teisinės gynybos ir panašių dalykų. Ar matote, kad jie bandytų siekti habeas corpus teisinės gynybos ir ar tai būtų sėkminga? Žinote, manau, kad jie, kas žino, ką jie darys. Manau, kad jie dabar darys viską, ką tik galės, ypač todėl, kad atrodo, jog jos apeliacinis advokatas praleido terminą. Galiu pasakyti, kalbant apie atstovavimą, tas advokatas ir toliau mėgins įsitraukti, į taip galima pasakyti. Bet manau, žinote, geriausias kelias buvo tiesioginis apskundimas apeliacinė tvarka. Jie tą pralaimėjo. Kaip žinome, jei turi šansą, tai būtent ten jis ir yra. Taigi manau, kad judėdami toliau jie bandys siekti teisinės gynybos, bet galimybės yra labai menkos. Jos nedidėja laikui bėgant. Be abejonės. Taip. Kortos sukrautos prieš ją. Ir atrodo, kad kiekviename žingsnyje, kiekvienu momentu, Mackenzie Shirilla priima sprendimą, kuris tik pablogina jos padėtį, o ne pagerina. Atrodo būtent taip ir ypač pastaruoju metu atrodo, kad buvo priimta daugybė blogų sprendimų. Taip, ir dėja jį turi advokatą. Taigi žinote, bet, kaip sakoma, kartais klientai daro tai, ką jie nori. Tikrai gali nuvesti arklį prie vandens, bet nepriversi jo gerti. Ir aš tai suprantu, bet taip, ji priėmė keletą blogų sprendimų, ypač pastaruoju metu. Be abejonės. Na, Diana ir Ashley labai vertina jūsų laiką. Labai jums ačiū. Ačiū, kad pakvietėte. Kudžiahogos apygardos prokuroras pateikė prieštaravimą, kad Mackenzie Shirillės byla būtų nagrinėjama Ohajo aukščiausiajame teisme. Jie paprašė Ohajo aukščiausiojo teismo nenagrinėti šios bylos. Ir tai viskas šiandienos Crime Fix laidoje. Aš esu Anženeta Levy. Labai ačiū, kad buvote kartu su manimi. Susitiksime čia kitą kartą.